LRT radioteka, radio laidos, tinklalaidės, muzika. Mūza ant peties.
Tikiuosi, kad LRT radio klausytojai, kurio šiuo metu galbūt ramiai vairuoja kur nors, įsikvėpia. Čia laidoje Mūza ant peties, su jumis sveikinuosi aš, Gerūta Griniūtė, ir primenu, kad galite mus ne tik girdėti, bet ir matyti, jeigu užsuksite į LRT LT portalą ir spustelėsite LRT radio langą. Kūrinys, kuris ką tik nuskambėjo, tai yra jaunos grupės, nors turbūt nežinau, padės man jie įsiaiškinti, ar jie tikrai yra jauna grupė, Galera kūrinys Pleroma. Labai filosofiškai nusiteikę 4 grupės nariai yra kartu čia studijoje, leiskite juos pristatyti. Tai yra Emilis Šarinskas, labas. Labadiena. Tai yra grupės pianistas, teisingai? Taip. Kartu yra Rokas Raivis, labas. Labas. Tai yra grupės vokalistas ir būgnininkas. Taip. Gerai. Taip pat kartu yra Jokūbas Kokanauskis, labas Jokūbai. Prisipažink, kuo tu groji. Sintezatoriumi ir trombonu. Ir kartu taip pat yra su mumis Ugnius Betingis, labas. Sveiki. Tai yra bosistas, bosinė gitara. Teisingai. Labai gerai, vis egzaminą beveik išlaikiau, bet pradėkim gal nuo pačių ištakų jūsų grupės. Kodėl nusprendėt, kad jums reikia muzikuoti kartu? Rokai. Aš manau, gal kiek nestandartinis būdas susiburt grupiai, bet turėjau daug idėjų, daug muzikinių minčių, įrašų savo kūrybos ir reikia gyvų atlikėjų, reikia surinkti kolektyvą, kad mes galėtume pradėti groti. Ir tai buvo 22 metais, man buvo 15 dar tik. Ir mes visi čiurlioniukai. Prieš šitą aš ir norėjau prieiti. Ir visą tai labai lengva pasiekti ir paklausi, sutiko. Taip paprastai, nežinau, mes su Jokūbu tai jau kiek. Nuo 2 klasės. Nuo 2 klasės geriausi draugai, sakyčiau, ir muzikuojat kartu. Ir muzikuojam. Apskritai noriu pasakyti, kad labai didelė čiurlioniukų koncentracija šiuo metu yra LRT radio studijoje. Taip, praktiškai okupavim esam viską, bet labai gera ir smagu, ir aš kaip čiurlioniukė turiu jūs irgi paklausti tokio dalyko. Mokykloje užimtumas yra nepaprastai didelis ir ten puikiai žinom, kokie tempai. Laiką reikia planuoti tiesiog, nežinau, sekundžių tikslumu. Kaip jūs radot laiko dar pagroti kartu, Emili? Pianistai arė tenai. Arė. Aišku, mane pakvietė, kai jau studijavau akademijoje. Tai čia tenai šiek tiek daugiau laiko yra groti, negu kad Čiurlionio menų mokykloje. Bet vis tiek yra noras ir galime ir atrasti to papildomą laiko. Ir vis tiek niekas neverčia. Tai čia ateini pasidžiaugti, ateini pagroti, repeticijose faina tikrai labai. Tai. Jokūbai, ką tu galvoji apie tai? Nežinau, manau, tiesiog labai smagu groti su draugais, tiesiog tu pasirūpini, kad turėtum laiko susirinkti, pagroti. Tiesiog kartais gal ir nukenčia kai kurie dalykai mokslo srityje, bet vis tiek tokiam kolektyvui reikia šiokių tokių aukų, kad jis tai veiktų. Ugniau, įdomu, pavyzdžiui, kaip tu dabar matai savo kelią toliau, kiek apskritai gyvenime tavo užima šitą grupę ir ar tu matai, kad tai yra tavo pagrindinė laiko investicija? Manau, tikrai viena iš svarbiausių turbūt mano, šiaip turbūt svarbiausia mano grupė, kurią aš turiu, šiaip kitų grupių. Bet tuo pačiu aš manau, kad aš, kai groju čia, aš atrandu naujų idėjų savyje ir dėl to nereikia kažkaip paprastinti savo muzikos, kaip jei kokį popą sugroji. Ir dėl to tiesiog labai smagu, kad galiu visas mintis savo išreikšti irgi šitame ir manau dėl to smagu groti ir nėra sunku prisiversti eiti repeticijas. Praėjusiais metais 2024-aisiais jūs laimėjote jaunų grupių konkurse Garažas ir tai irgi jau yra šioks toks turbūt patvirtinimas, galbūt ir įpareigojimas, kad negalit nutraukti savo veiklos, kad viską darot gerai, einat į priekį. Ir Rokai, sakyk, koks tau buvo, nežinau, šitas apdovanojimas? Ar tai buvo dar vienas, kaip ir, sakau, patvirtinimas, kad tikrai turi toliau kurti, ar vis dėlto jautei, kad, dabar reikės dar labiau susiimti, kažkaip susiveršti diržus ir, nepamirškim, kad ir ne tik tai jums tenka
didelis krūvis mokykloje, šiaip pamokose ir specialybiniuose dalykuose, bet dargi ir opera buvo tuo metu kažkaip tai įsipaišysi garsioji Čiurlionio menų mokyklos opera. Tai kaip tada tu jautėjai, kaip tu skirstai savo visas jėgas ir laiką? Daug kas man padėjo, tikrai draugų palaikymas, tėvų palaikymas, be jų tikrai sunkiai būčiau spėjęs viską padaryti. Bet Garažo laimėjimas tikrai suteikė, sakyčiau, sparnus, akstinas, kur toliau daryti, toliau burti hebrą, daryti, kurti, atrasti naujų sąskambių. Tiesiog eiti toliau. Ir aš nežinau, tai tiesiog, manau, natūralu, kad pripažinimas tikrai skatina daryti dalykus. Bet tu dabar esi 12-okas. Taip, mes su Jokūbu esam 12-okas. Taip, 12-okas. Ir jums reikia ruoštis, dar nepamirškim, ir brandos egzaminam. Taip. Tai dar vienas toks šioks toks irgi, mano, yra išbandymas. Ką mokytojai sako, ar jie kaip nors irgi bando jums padėti, ar kaip tik sako, klausykit, viskas tvarkoja, mes klausomės, jūsų muzikos grupė graži, bet. Aš nesakyčiau, kad yra net bet. Aš manau, kad tikrai palaikymas yra didelis ir ta supratingumas ypač. Kad tai yra dalykas, ką norim daryti, ką aš noriu, jeigu taip. Ir supratingumas tame, kad aš privalau skirti tam laiko. Mes su Jokūbu privalom skirti laiko, kad būtų kokybė, kad būtų geras rezultatas. Ir sakai, kad daugiausia idėjų tavo, nes nuo to prasidėjo, norėjai kažkaip įgyvendinti tas idėjas. Taip. O kaip dabar yra? Dabar Rokai, tu nekalbėk, aš paklausiu dabar grupės narių, ar tik tai Rokas atsineša ir padeda idėjas ant stalo ir vis dėlto jis leidžia, kad jūs jas transformuotumėt, kad kaip nors įneštumėt savo kažkokių tai sąskambių, ritmų ir taip toliau ir panašiai. Ugniau. Jo, šiaip dažnai būna, kad atneša pagrindinės mintis, idėjas. Mes kažkaip... Demo versijas kūrinių. Taip, ir mes kažkaip jas šiek tiek keičiam, kažką savo pridedam. Jeigu man būna kartais tiesiog akordai parašyti, tai aš ten kažką sukuriu savo. Ir visi kažkaip prisideda savo, ten sintezatorium pagrojo Jokūbas, kažkokių naujų garsų suieško. Ir taip visai yra toks bendras darbas irgi. Ne tik, kad surašytas natos ir tada tik jas ir grojam. Ne, bet pagrindas vis tiek roko. Taip. Pagrindas visai roko. Jo, natelos, jo. Natelos. Rašytas. Harmonizuoji viską tu. Taip. Aš iš karto pasakysiu, kad grupė Galera tik ką tik ištraukė iš pečiaus, iš orkaitės, naują šviežią nepilną savo albumą ir pirmasis kūrinys skambėjęs buvo būtent iš jo. Dabar pasiklausysim dar vieno kūrinio, pavadinimu Sluškų gatvė. Papasakokit visi apie šitą kūrinį, kaip jisai gimė, gal kažkokia priešistorė. Aš manau, kad gatvė Sluškų yra viena geriausių gatvių Vilniuje. Ne dėl to, kad yra akademija, aš gal čia per daug neskleisiu, bet tikrai artima gatvė, vaikystė, viskas irgi ten yra būta. Ir žodžiai atėjo pradžioj, muzika po to, retai tai būna. Bet daina yra apie meilę. Spėjau daug istorijų labai toj gatvėje. Yra nutikę. Gerai, taip pasiklausykim ir priminsiu tiem, kurie tik dabar įsijungė LRT radiją, kad šiandien kartu su mumis studijoje yra grupė Galera, dabar kūrinys Sluškų gatvė, iš jų visiškai šviežio nepilno albumo ir tada kalbėsim toliau. Kaip smagu eiti gatve, gatvėj Sluškų, ten taip ramu, kaip prie namų, netoliese mergina, balso tyrumo, kaip angelų, klausant jos taip ramu, kaip prie namų.
gatvės lūškų, ten taip ramu, kaip prie namų. Netoliese mergina, nuostabių akių mėlynų, o balso tyrumo kaip angelų. Mūza ant peties. Ir čia LRT radijo studijoje laidoje Mūza ant peties gyvai yra šiandien grupės Galera nariai. Tiesa, ne visi, jūsų yra daugiau. Taip. Bet šiandien kartu yra Emilis, Rokas, Jokūbas ir Ugnius. Kodėl ne visi atėjot? Nes mūsų 19. 19 grupė. O kaip jūs taip susibūrėt gausiai? Tai nepastovi sudėtis vis. Nepastovi sudėtis, bet ir dar kartą mes čiurlioniukai. Kad ir kaip, taip. Tai žodžiu, kitų nepriėmė. Ne, aš yra iš akademijos, iš Kelpšos, mūsų gitaristas, kuris dabar tarnauja kariuomeniai savo norų, bet jį išleido būtent rytoj koncerte, kuriame grosim labai fainai. Tai, ir su kurio įrašėm albumą, šį EP. Tai jo, O šiaip tiesiog, man atrodo, bendraminčiai traukia bendraminčius ir tada lengviau tas idėjas įgyvendinti. Ir gražu, kad lankstus esat, kad ta nepastovumas šioks toks egzistuoja ir tada galit tai būti didesni, tai mažesni, tai kaip orkestras, tai kaip kamerinis ansamblis, ar ne? Bet dabar, štai kalbant apie tą lankstumą, ar jūs kaip nors įvardijat, kokio žanro stiliaus muziką jūs grojat? Nes aš klausydama tą jūsų nepilną albumą pagalvojau, kad labai labai įvairu. Toks mozaikiškas jisai, sakyčiau, kad ten yra visko. Ar linkę esat save kaip nors įžanrinti ir įsidėti į lentynas, Jokūbai? Nu, mes juokavom, kad mes grojam jazz rock'n'rollą šiaip. Bet aš nežinau, kiek čia tikslu yra. Iš tiesų dabar kaip ieškom tikslaus stiliaus, kuris atskleistų mūsų kaip grupė. Mūsų tai šiaip daug džiazo, jazz fusion, šiaip yra ir inspiracijos iš klasikinės muzikos ir iš visur, nežinau, galima net paminėti kokius... Ravelį. Jo, Morisas Ravelė. Stravinskį. Eduardas Balsys ir lietuviai, kai kurie kompozitoriai inspiravo. Taip. Taip pat. Net Kutavičius, sakyčiau, bronis. Jo. Tai labai smarkiai, kaip sakant, net nelabai ir patys norit uždėti tašką, kad grojam tik tai ir nieko kito. Dar reikia kitos subręsti, man atrodo. O galvojat, kad vis dar ieškot, Ugnių? Kad dar ieškot savo kažkokio skambesio? Ar jau jaučiat, kad atradot ir štai tas nepilnas albumas atskleidžia? Nu, jis taip kažkaip, vis nauji garsai atsiranda, kiekvienam atrodo dainuoju. Ir manau, kad nereikia kažkaip apsitverti kažkokių būtinų žanrų, tiesiog ieškoti, kas inspiruoja mus, klausyti muzikos ir manau taip. Emili, kaip atrodo jūsų repeticijos, kai susirenkat? Nes aš taip įsivaizduoju, kad, kaip nors susėdat, ten jau sėdi koks Rokas prie būgnų, ten truputėlį kažką tai ritmus kažkokius palaiko, tada Emilis įeina, atsisėda prie pianino ar fortepijono, bando improvizuoti. Ar čia aš visiškai fantazuoju? Fantazijos ne tokios ir tolimas nuo realybės, vis tiek, kadangi ir Rokas ir viso ko subūrėjas ir idėjų propaguotojas, tai jis ir kaip ir veda tas repeticijas, iš esmės ir pasako, ko trūksta, ko norima. Aišku, visi turi teisę pasakyti, nėra taip, kad jis pagrindinis dirigentas. Būna, ateina Rokas su partijom, nauja medžiaga, kaip orkestro kokiam, atspausdintas partijas ir tada... Tikrai? Jo, taip, ir tada... Jūs labai rimtai žiūrite į darbą? Taip. Tokie visiškai ne bohemos atstovai?
atstovai, kaip sakykim, gali pasirodyti? tą palikim po koncertų. Gerai. Koncertų, po renginių. Ar galima tada sakyti, kad tai ir yra jūsų sėkmės paslaptis, kad esate disciplinuoti, ką gavote tikriausiai mokykloje, kad esat labai taip rimtai žiūrintys į muziką ir įkvėpimo šaltiniai jūsų pagrindiniai yra kompozitoriai, na gal ne patys pagrindiniai, bet vieni iš, ar ne, akademinės muzikos atstovai. Ir dar sakytumėt, kad čia yra jūsų sėkmės raktas? Nu, kiek sėkmės, gal dar galim datempti iki didesnės sėkmės ir dar tikrai yra kelio, bet manau, kad tai daro labai daug įtakos. Tai, kad mes turim kiek ir operų pragroja, kiek ir orkestrinių kūrinių koncertų, tai kiek gal Emilis kiek rečitalių yra pagrojęs, tai ta disciplina ruošiantis tikrai mums padeda repeticijų metu. Ja. O matot mokytojų arba dėstytojų iš mokyklos arba akademijos, kurie ateina į jūsų koncertus? Taip. Kaip jie reaguoja? Labai labai smalsu. Patinka, aš manau, tai palaiko, taip labai palaiko. Ir jeigu, pavyzdžiui, tą dieną kažkaip nelabai pasisekė, tarkim, kokį Bachą pagroti, Emilija, ar ką nors sako, kad pašlifuosi Bachą ir čia pavyks, ar ne? Manau, taip kritiškai mokytojai nežiūri, kai mes grojam, iš dalies pramoginę muziką, vis tiek ne akademinę, kaip galima taip sakyti. Tai atlaidžiau žiūri, mokytojai supranta. Vis tiek ateina pasilinksminti, o ne pakritikuoti. Nesakyčiau, kad vien tik pramoginė. Ne, faktas tiesiog. Bet yra to elemento tikrai. Sako, aplinka tokia ne akademinė, tai gal ne tai profesionaliai. Ne konkursas. Net bandom ištraukti akademinę muziką, ne akademinę aplinką. Tiems, kurie nežino, kodėl jūs esate Galera, kodėl toks jūsų pavadinimas, gali kilti visokiausių klausimų. Žinau, kad nuo vietos tai yra atspirties taškas, buvo vieta, kurioje jūs susitikote groti, bet visgi pavadinimą renkantis gal ir kitokių buvo idėjų. Rokai. Šiaip buvo, galvojom, sakyčiau, kad ne, kad pavadinimas iš karto taip. Idėja buvo iš karto, mes galvom keist, bet lipo tiesiog Galera. Nu, galima, toks įmantriau, ar kaip juokingiau pasakyti, galerija, tas irgi su vizualika galima surišti, su čia aplamai su menu. Galera tai yra iš vietos, dabar jau yra Užupio inkubatorius. Tai aš ten praleidau labai nemažą dalį vaikystės, nemažai bičiulių yra ir su Jokūbu ten tikrai daug buvom, kai dar visa ugnis dar buvo tenais. Meninė aplinka labai įkvėpė. O dabar kur repetuojas, ne ten? Ne, tai mes ten nieko nerepetavom. Ten tiesiog kaip mūza, kokia vieta. Mūza ant peties, prie upės. Tai dabar tai Sluškų rūmuose repetuojam, labai patogu. Sluškų gatvė labai tinka. Ir Sluškų gatvė, Sluškų rūmuose. Viskas sukasi aplink jūsų kūrybą ir atvirkščiai. Jūs irgi sukatės kūrybiškai. Gerai, bet kartais yra kažkokių tai, kaip čia pasakyti, idėjų, kurios ateina iš išorės, kartais jų tenka paieškoti. Kur jūsų yra visas dėmesys nukreiptas, kaip jūs ieškot minčių, ką toliau parašyti, arba tarkime, kokie turėtų būti jūsų, kokie puslapiai temų. Nes kaip suprantu, esat, kaip jau ir patys paminėjot, tokie struktūruoti, žinot, ką darot, tai renkatės kažkaip tai aptarti kūrybinius planus ir kas toliau turėtų gimti, Emilija? Čia Rokai labiau klausimas. Rokai. Nu, aš manau taip, aš manau kažkiek yra to planavimo ir pasakau žodinę idėją kažką, ar kyla motyvas, tu jį pasakai, parodai ir pagroji ir tada ar patinka, sakom, patinka, jei nepatinka, tai važiuojam toliau. O pykstatės? Labai įdomu. Nes būnagi žmonės susirinkę, kad, sakykime, idėja yra idėja, bet kažkas sako, ne. Tada tas idėja atneša žmogus, sako, bet kaip jūs nesuprantate, taigi čia taip gražu. Ar tokių iš vis nebūna klausimų? Išgirstate ir sakot, gerai, darom. Jokūbai. Šiaip būna tikrai, bet manau, mes kažkaip visi suprantam, kad pyktis negali kaip griauti bendros grupės tiesiog, tai šiaip ir mūsų sąstatos grupės keitėsi, ne vis laik tai buvo, tai
Dėl pykčių? Ne dėl pykčių, bet tiesiog, buvo nesutarimų visko, bet dabar kaip esam, kaip sąstatas, mes visai esam draugai, ne tik muzikantai. Ir šiaip gerai sutarėm. Tai pykčių būna, bet galutinai suprantam, kad jeigu norim grot, tai reikia nesipykti. Turit programos, kaip sakant, kūrinių daugiau pririnkę, bet į nepilną albumą turbūt teko atsijoti, atrinkti, kuriuos sutupdysit. Kaip tai darėt? Balsavot? Buvo pasitarimas, ką įrašyt, ko nerašyt, bet nesakyčiau, kad per daug, kad ne tokia didelė ir programa mūsų buvo. Dar pakankamai jau nesam, neturim tiek daug. Taip, ką turėjom, tai rašėm, iš esmės. Ja. O koncertuose dažniausiai grojat irgi, ar improvizacijai pasiduodat, ar grojat tai, ką jau dabar turit paruošę? Ar dar papildomai kažką, kas nepateko irgi albumą kokį nors? Grojam. Turim tokį improvizacinį numeriuką, kur turim temą, perėjimą, porą į struktūrą maždaug, bet viskas yra ant tokio maždaug. Ir tada jau žiūrim, dažniausiai to gabaliuko ateina kviestiniai muzikantai. Buvo porą sykių ant scenos užlipęs toks labai fainas reperis, sakyčiau, Pijus Opera. Tai visat nuostabu. Jį sutikt, kolaboruot, tai vat. Šiaip vat rytoj suskambės keletą naujų numerių, 2 nauji kūriniai, vienas iš tokių 3 dalių, kaip akademinės struktūros klasikinės, ta pati tematika, bet skirtingos dalis ir apsieina tokia 3 dalių forma kažkokia. Tai aišku, nėra taip labai, gal nesakyčiau, taisyklingai, kaip turėtų būti, bet taip, kaip turi būti. Kaip įsivaizduojat savo klausytoją apskritai? Ar turit minčių, kas yra jūsų auditorija? Galvojat apie tai, nes kaip norint būti, sako, sėkmingais reikia nusimatyti, kas bus jūsų tikslinė auditorija. Emili, ką tu galvoji, kas yra? Kadangi muzika yra pakankamai įvairi, tai ir klausytojas mūsų yra pakankamai įvairus. Nesakyčiau, kad statytumėm kažkokį tai idealų klausytoją, kaip čia galbūt marketingistai pasakytų, kad kaip tik reikia susistatyti tą idealią auditoriją, kuriai galbūt kuriai dainuoji ir groji, bet šiuo atveju galbūt ir, bent jau mano nuomonė, tai netaikytume kažkokio tokio standarto ties klausytojui. O ateina, pavyzdžiui, kolegos klausytis kokie nors, ne tik tai, aš jau apie dėstytojus kalbėjau, bet kolegos, kurie gal panašiai džiazuoja, improvizuoja scenose ir kurie gal paskui pasiklausė jūsų, sako, gal ir aš norėčiau su jumis ką nors nuveikti. Tikrai buvo. Ne kartą. Pataikiau. Tai gitaristas, Alanas. Jo, jis irgi labai dabar, jam patiko labai ir pasiūlėm pagroti koncertą ir sutiko. Tai. Nuostabu. Dar primenu tiem, kurie mūsų klausosi, kad su mumis yra grupė Galera, kuri praėjusiais metais, 2024-aisiais laimėjo jaunų grupių konkursą Garažas ir išleido visiškai neseniai savo naują patį pirmą nepilną albumą. Albumas vadinasi Tyla tranko. Kodėl taip vadinasi šitas albumas? Žinau, kad vienas kūrinys, kurį mes netrukus girdėsim, yra taip pavadintas, bet ką slepiat po šiuo pavadinimu? Tai pavadinimas yra, aišku, iškart susietas su ta daina. Nenorėčiau sakyti, kad ta daina yra pagrindinė nepilno albumo daina, bet, Tyla tranko, tai kad gal čia kiek asmeninis patyrimas mano, kiek čia gal labiau vasara buvo ir kokių įvykių, ne tik vasarą, per porą metų tarpę, tai sačiau, palikčiau vietos interpretacijai, nežinau. Kai kažkokia tyla atkeliauja ir reikia su ja dorotis. Gal ne tai, bet tas, kad sunku kartais pabūti ramiai. Gerai. Tai tiems, kuriem irgi sunku pabūti ramiai, dabar nuskambės grupės Galera kūrinys Tyla tranko ir tada grįšim kalbėtis toliau.
manai, kad gali gyventi ramiai, bet ranko ta tyla, kaip per galvą plita, ir sunku patikėti, kaip gali taip skaudėti. Manai, kad gali gyventi ramiai, bet ranko ta tyla, kaip per galvą plita, ir sunku patikėti, kaip gali taip skaudėti. Mūza ant peties. Ir labai džiaugiuosi, kad šiandien gyvai studijoje yra grupė Galera, tiksliau 4 jos atstovai, čiurlioniukai. Ir tai yra pianistas Emilis, būgnininkas ir vokalistas Rokas, taip pat yra trombonininkas Jokūbas ir ugnius grojantis bosinę gitarą. Jas išmokau. Ir dabar klausimas toks. Girdėjom keletą kūrinių, kur dainavote lietuviškai. Ar kuriat, pavyzdžiui, populiaru labai kurti ir užsienio kalbą? Tas įdomu. Kuriat ar nekuriat ir tada kodėl? Yra viena daina, Švelniai plaukia, kurios pradžioj yra išdainuojamas Fernando Pessoa eilėraštis apie meilę portugališkai. Tai yra tiek užsienio kalbos galima, ten 2 posmai, ten net ne tiek daug.
Tai vienas. kitos gastrolės Portugalijai laukia. Nu, jeigu auditorijai reikės pažiūrėti, ar klauso. Brazilijai, Portugalijai. Bet įdomu, kodėl, pavyzdžiui, kodėl pasirinkot kurti lietuviškai, nes kol kas būtent taikote į lietuvišką auditoriją, ar tiesiog artimesnė ta kalba jums patiems ties? Kol kas taip, taiko. Aš manau, kad lietuvių kalba mes galim dabar kol kas daugiau pasakyti negu kokia kita. Nes yra gal ir kokių keletą kitų grupių, kurios, jaunimo sferai pradėjo, angliškai, net sakyčiau, net angliškai dainuo dabar yra rečiau negu lietuviškai. Bet lietuvis dainuodamas, tarkim, anglų kalbą, jeigu esi jaunas, gal net tiek gerai išmanai tą pačią kalbą, tu net tiek gali perteikti savęs į pačią idėją, kiek gali savo gimtąją kalbą. Ir štai bum portugalų kalba. Ir bum portugalų, nes ten jau idėja perteikta. Ten yra eilėraštis. Tai gal galvojat ir apie, aš čia nebandau skatinti, aš tiesiog labai man smalsu. Gal dar ieškot irgi koks prancūziškas atspalvis dar gal pasirodys? Prancūzų tikrai ne. Iškart sakau, bet aš manau, gal ir ateityje teks angliškai kažką, nors įskanduoti. Jeigu teks plėsti savo auditoriją į užsienį, tai tada, manau, reiktų. Ir perspektyvų yra. Yra, papasakokit, kokių, jau čia smalsu dabar visiems išgirsti. Buvo čia prie mūsų priėjęs prodiuseris iš Londono, kažką ten. Jokūbai? Ne prodiuserio, kaip padėjėjas. Susidomėjo. Aš galiu sakyti, to atlikėją. Aš jo pavardę tik prisimenu. Tai gali pasakyti. Alan Campbell, man atrodo, jei neklystu. Ir po vieno koncerto priejo, sakė, kad norėtų mus pasikviesti į Londoną į vieną džiazo kaip klubą. Tai ten ne tik džiazo, tiesiog muzikinę kaip vietą, tiesiog, kad mes ten pakoncertuotume kažkada. Sudomino tiesiog mūsų koncertas. Tai, bet čia dar buvo prieš kiek? Čia vasara buvo, kai dar taip gan kukliau koncertavom. Ir dar gal, tikrai rimtai žiūrėjom, bet gal ne tiek, kiek dabar. Kukliau koncertavo, tai dabar jau reikia suprasti, kad jau kaip dėsit kokį turą. Nes rytoj, žinau, kad laukia koncertas Vilniuje. Taip, Tamsta klube. Ir miesto svečiai gali atvykti pasiklausyti, bet suprantu, kad netgi dabar klausantieji jau nebeturi tokios galimybės. Taip, jau išparduoti bilietai. Sėkmė. Kaip jinai jūs aplankė, Ugniau? Kodėl? Kaip manai visi taip nori jūsų koncertą? Irgi, aš manau, galima galbūt pastebėti, kad kai mes ar čiurlioniukai ir Timilbe esam, tai man nors ir tarp čiurlioniukų labai yra galbūt paklausa. Ypač baigusių čiurlioniukų. Jo, nes mūsų draugai tiesiog visi ateina palaikyti, taip pat šiaip ir džiazo muzikantai pažįstami irgi susidomėję labai mūsų muziką, dėl to, manau, nėra taip sunku, gal kadangi pirmieji koncertai susikviesti tokią didelę publiką. Vienas klausimas iš klausytojų pusės dabar nuskambės, tik nesijuokit, tai gal į Euroviziją eisit? Mama siūlė. Tikrai? Mama realiai siūlė varėti į Euroviziją. Ir? Tyla tranko. Ne, bet kodėl ne? Bet tuo pačiu... Kažkaip apie prancūzų kalbą iš karto atsakei, kad tikrai ne. O čia dar taip... Čia dar galima palikti vietos. Visi kiti pritartumėt, ar jau tada sakytumėt, kad čia gal reikia balsuoti, Emilį? Matau, kad teisingo adreso pasižiūrėjau, ar ne? Ne, tai irgi aš sutinku su Roku, čia irgi niekada negali sakyti niekada. Vis tiek. Tik būtų sunku sutraukti vieną padaryti tokį, bent vieną dainą padaryti 2 minučių ir 3, kiek ten reikia. Nes mūsų labai visi šiaip ilgi. Taip. Šiaip pagrinde pas mus instrumentalinė muzika, dėl to būtų sunku perteikti Eurovizijos scenai. Reiktų labai ne savo stilium kažkaip atrodo. Reikėtų man negrot būgnais. Tik dainuoti? Ne, galėtum groti, kad apsimest, kad taps fonogramą. Tiksliai. Kaip dabar atrodo jūsų kasdienybė, kai, tiesiog naujas kažkokias tai mintis bandot įgarsinti? Daug repeticijų. Labai daug. Nuo 4 iki 10 vakaro. Tai po savo studijų ir pamokų susirenkat ir einat iš karto į studiją ir repetuojat? Jo. Taip. O kada
grojat specialybinius dalykus? Jūs randam laiko, tikrai, dabar tik tai, gal aš apie save, aš apsirgęs, tai mokyklą kiek paaukoju ir kiek sveikatą leidžia, grojam dabar. Repetuojam, ruošiamės koncertui. Po Vilniaus koncerto dar galima bus jūs artimų metų kur nors išgirsti? Mes neturim susiplanavę koncerto, bet aš neabejoju, kad po šio koncerto gal kažką susikontaktuosim, kažką susiorganizuosim, bet mums, Jakub, dabar visai svarbu pabaigti mokyklą. Aš irgi sakyčiau, visai toks nes tikrai žingsnis reikšmingas. Jo, yra pora iššūkių, ypač kad Čiurlionkė. Reikia parepetuoti, pagroti dar. Spręsti harmoniją šiek tiek. Harmoniją tai tikrai reikia paspręsti. Bijot muzikologijos egzamino? Labai. Ne, aš tai yra dar. Ne, tai dabar nebėra muzikologijos, dabar yra tiesiog mokyklinis muzikos žinių patikra. Tai aš tai nebijau. Laukia įdomus laikas. Taip. Grupė Galera čia yra kartu, Emilis, Rokas, Jokūbas ir Ugnius, ir mes taip jau artėjam laidos pabaigos link, bet laukia dar vienas kūrinys, Švelniai plaukia. Čia tas kūrinys, apie kurį jau kalbėjom šiek tiek, ar ne? Čia tas kūrinys portugalų kalba išdainuotas Žuao Peso eilėraštis, ir spėjau, kad jis kažkaip tai vis tiek kiekvienam kažką truputėlį reiškia ir kažką pakutena. Emili, kuo tau, pavyzdžiui, šitas kūrinys yra savas, artimas ir brangus? Dėl eilių gal būtent, ar ne? Gal ne tiek dėl eilių, bet man artimiausios melodijos iš tikrųjų ir man kas labai patinka, kad senais vienas iš keletų kūrinių, kurių dabar turim, kuriuose yra choras ir dainuoja tikrai įsimintina melodija ir man tas imponuoja. Sava. Tai. Rokai? Tikrai choras yra tas, kas prideda masės, daugiau emocijos. Sakyčiau, kad būtent choras ir padaro šį kūrinį dar labiau išskirtinį. Melodijos irgi taipogi, bet man gal net sakyčiau ritminiai momentai pačiam kūriniai tikrai įdeda tokio, kur nepagalvoja. Jeigu įsiklausai, tada yra wow. Jeigu taip gali klausyti, nekreip dėmesio, bet va tas aš labai tą vertinu, kaip mes padarėm, kaip įrašėm. Jokūbai. Jo, šiaip man šitas kūrinys patinka dėl to, nes jisai turi tokį senovišką skambės iš dalies, yra daug inspiracijos iš muziklinės muzikos. Roko operų lietuviškų. Jo, labai panašu į roko operą. Ir to pačiu kūrinėje yra daug skirtingų formų. Tiesiog daug skirtingų temų, dėl to bent jau man, žmogus, kuris negali susikaupti labai lengviau klausyti tokios muzikos. Koliažiška tokia, ar ne? Jo, visko pilna. Kaip ir apskritai jūsų stilius, turbūt taip galima įvardinti. Mozaikiškas. Aha. Ugniu. Ne, bet ir šiaip, galima sakyti, tos formos visiek grįžta, jos nėra, kad kaip kai kuriuose mūsų kituose kūriniuose, kur pagrojam kažkokią temą ir tada jos nebėra. Čia man kažkaip atrodo visiek sugrįžta temos ir gal išsiplėčias labiau ir dėl to toks tvarkingas, išplėstas labiau kūrinys gaunas. Yeah. Galvotai viskas taip daryti. O yra taip dar paskutinis klausimas, kad jūs kartais prie kokių nors ankstesnių pačios grupės pradžios kūrinių sugrįžtat ir juos norit transformuoti, kaip Johanesas Bramsas, kad su savo kūriniais darydavo? Šiaip labai geras klausimas, nes Švelniai plaukia yra... Taip, Švelniai plaukia yra transformuotas kūrinys iš aš net kūrinio, kurios pavadinimo neturi, tiesą pasakius, bet iš kūrinio, kurį mes grojame garaže 23 metais, kurio pasirodymas, patilės. Gal turėtų likti paslaptyje. Paliekam. Priešdėlio. Tai ten buvo tik tai tik pasibandymas prieš tą jau tikrai, ar ne, jūsų šeimą į sceną, kur jūs nušluostit nosis kitiems. Tai ne taip jau ir paprastai. Taigi, aš džiaugiuosi, kad mes kaip tik tai tokiu klausimu ir tokiu kūriniu pabaigsim pokalbį. Kūriniu Transformeriu, kaip suprantu, kuris skambėjo iš pradžių kitaip,
ir kol įgavo jau tą savo nugludintą formą. Kas žino, gal kada nors vėl transformuosis į ką nors kitą ir įgaus ne tik pavydalą, bet ir pavadinimą visai kitokį. Eurovizija. Pavyzdžiui. O aš linkiu jums labai daug sėkmės ir rytojaus koncerte, ir visame kame, ką jūs bedarote, kad būtų daug kūrybos, daug geros energijos, kad puikiai pavyktų, jeigu dar nesusitiksim iki baigiamųjų egzaminų, kad puikiai pavyktų išlaikyti egzaminus Rokui ir Jokūbui. Ir aišku, jum irgi vis tiek akademija yra akademija, bet džiaugiuosi, kad radot laiko atvykti. Ir primenu tiem, kurie klausosi, kad šiandien su mumis buvo grupės Galera nariai Emilis, Rokas, Jokūbas ir Ugnius. Ir dabar vainikuosim mūsų pokalbį Švelniai plaukia kūriniu iš jų naujausio albumo pavadinimu Tyliai tranko, naujausias nepilnas, Tyla tranko, taip, Tyla tyliai tranko. Tai yra nepilnas jų albumas, pats pirmasis. Jeigu norite daugiau su grupė susipažinti, galite dar kartą pasiklausyti laidos įrašą, kurį rasite LRT radiotekoje. O su jumis buvau ir aš, Gerūta Griniūtė, ir kviečiu likti su LRT radiju. Iki. Se rivela, no se sabe revelar. Sabía bien el frela, mas nada no sabe fará. Švelniai plaukia vakaro tyloj, mieloji laukiu šilo glundumoj. Kalnų viršūnės kuždas tarp savęs, joks klastingas pasalūnas neišgirs tavęs. Mieloji laukiu šilo glundumoj, kalnų viršūnės kuždas tarp savęs, joks klastingas pasalūnas